Neblogas žvėriukas, žiūrėkit, 2018 metų Wrangleris Unlimited Sport komplektacija. Toksai paturbintas gerokai. Ant lempų uždėti visokie plastikas, bumperiai, ratai kokie geri uždėti. Iškeltas toks. Lapkričio 28 aukcionas. Parsiduoda taip pat Progresyvas, tai yra draudimo kompanija, o turi beveik 58 tūkstančius mylių nuvažiavęs. Lenkščiai, custom made irgi uždėti. Visi langai aptamsinti. Ratukai geri iš tikrųjų. Amortizatoriai matos irgi mandriai sudėti. Juodas salonas. Sėdinė vairuotojo. Čia turbūt išdegintas su cigaretėm. Tai tokia reikėtų biškį patvarkyti. O pagrindinis priežastis pagrindinė, kodėl atsirado aukcione, tai yra elektrinis pažeidimas. Kažkas yra su elektra, jinai nesikūrė, bet ar priežastis tame, tai neaišku, gal laidai, gal dar kažkas tai. Bet šiaip labai gerai atrodo. Galas irgi vat. Tvarkingas. Šito pusė irgi tvarkinga. Kaip minėjau, elektrinis pažeidimas kažkoks tai. Bet manau, kad lietuvių auksirankiai tikrai partėję rankas padarytų ir atkeltų jį. Šiek tiek kosmetinių pabraižymų. Truputėlį per sparną gavęs. Bet čia tik tai pabraižyta. Avarijų jisai nėra buvęs. Diskai irgi nesubraižyti. Bražuolis iš tikrųjų nebloga.